Nori skanios greitos vakarienės, turiu tau idėją. Turi daržovių, turi kiaušinių, turi sūrio, greitai trauk juos iš šaldytuvo ir bėk gaminti vakarienę. Špinatų omletas su mozzarella pradžiugins tave ir tavo artimuosius šeimos narius. Dėk špinatų didelį kiekį į skardą, supjaustyk pomidoriukus vyšninius per pusę, juos taip pat dėk ant špinatų, taip pat supjaustyk mozzarella sūrio rutuliukus, juos dėk ant daržovių, išplak kiaušinį, įdėk druskos, pipirų, šlakelį alyvuogių aliejaus, paruoštą masę užpilk ant daržovių ir tuomet ant viršaus dar truputį gali apibarstyti ir tarkuoto mozzarella sūrio. Volia, patiekalas paruoštas, šaunam į orkaitę, 10-15 minučių ir valgysime vakarienę. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau vakarienės receptų. Daugiau pusryčių, vakarienės ir pietų receptų rasi mano pusryčių, vakarienės ir pietų knygoje, kuri turi net 65 receptus, kurie džiugina mano klientus, kurie naudojasi kasdien receptais bei mitybos ir gyvenimo būdo patarimais, kurie padeda jiems išsaugoti norimą kūno svorį ir gyventi sveikai. Paskubėk į Sveikatai palankų svetainę ir įsigyk šią knygą.